Apatinių trikotažo gamintojas pasinaudojo Paryžiuje vykusių renginių, kad jo teigimu didžiausio Europoje apatinių trikotažo šou metu pristatytų savo naują kolekciją. Grupės, kurios ketvirčio pajamos yra daugiau kaip 200 milijonų eurų, renginys pranoko visus ankstesnius jos madų pristatymus ir pritraukė beveik 1000 žiūrovų. Scenos centre įsižiebus milžiniškiems ekranams žiūrovai užėmė savo vietas specialiai Prancūzijoje istorinėme paminkle pagamintose milžiniškose pakilose. Dienos tema buvo jaunystė ir nekaltybė. Šou pradžioje ant podiumo pasirodė 2 modeliai laikantis rankose ėriukus. Atlasas, nėriniai ir gėlėti motyvai buvo pagrindiniai naujos pavasario-vasaros kolekcijos Paradise akcentai. Modeliams žingsniuojant įvairiais podiumais Marko Ronsono sukurtos muzikinės programos metu scenos centre koncertavo įvairūs atlikėjai, įskaitant Beth Ditto, Boy George'ą ir prancūzijos repo dievaitį Joy Starrą. Natalija Vodjanova taip pat pasirodė šiame šou, bet jos dalyvavimas buvo minimalus, jis stebėjo šou iš salės. Ji yra Prancūzijos apatinio trikotažo gamintojo veidas nuo 2009 metų.